Labas vakaras, štai 20 valanda ir mes susirinkome į mokymus, taip kaip ir žadėjome. Labas vakaras, negaliu žiūrėti į ekraną, labai saulė spigina. Šį kartą. Linkėjimai iš saulėtosios Graikijos. Aš turiu mikrofoną. Ok. Tai prašom komandą irgi praveskite mokymus, ką mes šiandien norėjom perduoti komandai. Tai aš pirmiausia norėčiau pakalbėti apie tą mūsų bendrystę, visą komandą, palaikymą. Tai pats fainiausias dalykas iš tikrųjų artimi žmonės. Dariau tau irgi. Tai labai... Ar čia yra, Vilma, tavo kodėl esi čia? Kas yra tavo kodėl esi čia? Vienas iš mano kodėl, aišku, yra laisvė. Štai, mes darbuojame šiandien, kalbinam žmonės paplūdimy iš Nafplio. Tai čia vienas kodėl, antras kodėl, tai yra būtent bendrystė, apie ką aš jau prieš tai pasakiau. Šitie žmonės yra Graikijoje. O ką man pasakyt? O aš tai žinot, kolektyvas, noriu jūsų paprašyti. Neverk. Jeigu matysit, kad aš pasiduodu, neleiskit man to padaryti. Tiesiog. Neleisim. Kaip mes be tavęs. Jo, šiandien mokymų tema šiaip turėjo būti. Šiandien mokymų tema šiaip jau turėjo... Ateik, Dariukai, pas mus. Ateik. Turėjo būti apie Action pakus. Ne. Autošipus. Ai, tiksliai. Apie autošipus. Tai labai gerai Vilma sako ir žino jo vertę. Autošipas kas yra, ne? Automatinis pristatymas. Tai Vilma šito mikrofoną ir pasakys savo poziciją, kodėl tu taip manai, kad čia yra labai vertinga turėti autošipą, ką jisai duoda ir visą kitą. Tai autošipas pradžioje yra vertingas tuo, kad tai tu gauni jau iš karto tos 30%. Nebe 20, o 30. Tau nebereikia sukti galvos, kada tos užsakymus daryti, nes iš tikrųjų automatinis tas autošipas yra. Po 3 mėnesių kompanija automatiškai tau juos išsiunčia. Kitas dalykas, tu gali prisidėti dar papildomai produktų, būtent į tą patį autošipą, tai tu gauni ne tik ryto vakaro kokteilius, bet ir tai, ką tu nori, dar papildomai dasidedi dėl šūto ar nesvarbu ką. Ir visą tai atsiunčia tau kompanija be jokio mąstymo, kadagi čia man dabar tą užsakymą reikia pasidaryti. Tai man tas yra labai didelis pliusas. Jo, tai iš tiesų užsienyje yra labai gerai dėl to, kad veikianti ta sistema, tai kaip Vilma. Iškirpsim. Žodžiu, kaip Vilma sako, kad jiems net nereikia daryti papildomą užsakymą, o autošipą iš karto atsiunčia. Ne? Ir tai yra privilegija turėti dar ir kitas galimybės, matyti akcijas, matyti įrenginius, matyti dar visokiausius kitus pasiūlymus. Lietuvoje dėja mes kol kas tos privilegijos tokios ypatingos neturim, bet 30% nuolaida vis tiek jinai išlieka. Tai kas yra gerai, kad jeigu jums reikia net ir kelių produktų, darykite per autošipą ir visada gausi 30% nuolaidą. Kas dar gerai su autošipu dariau? Tu visada produktų turi savo namuose, tau niekada jie nesibaigia. Kol tu sugalvosi, aš pasakiau, ką tu dari? Visų pirma, tai galim pakalbėti apie tai, kad tai yra užsidaro tas čekinis, ne, tau nereikia, principė, labai daug dėti pačiam pastangų. Taip, merginos, kai jūs turite komandą, nereikia labai stengtis ir ten po 600 ir daugiau pinigų darytis užsakymų, o kai jūsų komanda turi autošipus, tada ir jums pačioms daug lengviau užsidaryti čekinį ir gauti bonusą. Vilma puikiai tai išmano. Kiek praeitą mėnesį bonuso gavai? Praeitą mėnesį aš gavau 90 eurų viršaus. Ką pirkai? Aš pati praeitą mėnesį nieko nepirkau. O pirksi? Pirksiu. Ką pirksi? Ryto vakarų, beauty, beleką daug ko. Gerai, o mūsų dar yra viena komandos narė, labai jinai daug pinigų gauna iš Fitlaino. Kiek praeitą mėnesį gavai pinigų? 200 su kapeikom, ten iki 250. Bet dėl autošipo norėčiau atkreipti dėmesį, su kuo aš susidūriau. Turiu komandoje narę, kuri užsienyje 3 mėnesius panaudojo ir jai automatu atskaitė ir vėl atsiuntė visus 3 produktus. Tai jeigu jūs turite užsienyje būtent komandos narių, tai 2 mėnesio pabaigoje paklauskite, ar jis planuoja kitus 3 mėnesius vėl naudoti produktus. Nes jeigu ne, tai 3 mėnesio pradžioje nuimkite varnelę nuo autošipo, nes jam atsiūs automatiškai. Ir užsienį esantiems žmonėms kyla piktumai, kodėl be mano sutikimo, nors užsienį daugumas ką tai daro, visi yra pripratę, kad taip yra. Tai kad nebūtų nesusipratimų, žinokit šitą dalyką, kad paskui nebūtų piktumų jokių. Kad tai siunčia automatiškai. Niekas nieko neklausia, tiesiog išsiunčia automatiškai. Tam, kad jums būtų patogu? Man tai yra labai pliusas. Man nereikia nieko papildomai daryti, iš karto išsiunčia, atskaičiuoja, padaro, ką reikia ir gauni laišką, kad jau tavo prekės išsiųstos.
Puikumėlis. O jeigu pa žmogų dingo jau autošipas ir jisai daro užsakymus, kai Aurelija darė, tai savo žmonėm ir patys eina ten, kur yra jūsų veidukas, automatinis užsakymas ir per naują užsisakot. Ir va Lietuvoje tik tiek, kad tu pats sumoki pinigus. Ir tarp kitko, jeigu norite, nebūtinai galite naudoti, ta prasme, 30% galite gauti, užsisakę autošipą, bet nebūtinai imti ryto vakaro kokteilį ir aktyvaizą, ar ne, kaip po tokius, galite pavienius produktus, bet susidėkite už 100 taškų pavienius produktus ir tai irgi bus jūsų to mėnesio autošipas. Nu, Dariau, atsisveikinimo žodį pasakyti. Atsisveikinimo žodis. Labai svarbus atsisveikinimo žodis. Ar žinot, kuo skiriasi sėkmingi žmonės nuo nesėkmingų žmonių? Turbūt žinot. Jie yra iš tikrųjų ir tie yra vienodi. Tik tai vieni nepasiduoda ir eina tolyn ir pasiekia savo tikslus, o kiti pasiduoda, išsigąsta ir nebetęsia to, ką galėtų daryti. Tai aš linkiu jums būti tarp tų sėkmingų žmonių. Net ir tuo akimirku, kai jau atrodys, kad nesąmonė, čia ne apie mane, paimti dar ir pratęsti šitą dalyką ir pamatysite, kaip viskas pasikeis ir kaip ta sėkmė ateis ir jūs ją pačiupsite už kojos ir keliausite su ja pirmyn. Tai ką daugiau be pridurti? Tad neleiskit man pasiduoti, neleiskit. Apskritai turbūt mes vieni kitus gebam įkvėpti ir parodyti, kad, nu, kaip faina ir toj bendrystė, ne tik tai, kad turite gerą produktą, bet turėti santykį, ryšį, bendrystę, palaikymą. Mes pas Vilmą esam šiandien Graikijoje, ar ne? Ir tai yra didžiausia dovana, kad mes ne tik online galim kurti santykius, bet kad galim ir turėti tokį artimą ir šiltą ryšį. Tai va, tai viskas, mokymai baigėsi. Linkėjimai nuo jūros. Čiau. Ciao.